padaro. Biskelį dūmų. Lemba degt kaladės pradėjo. Be ugnies? Beveik. Lemba. Tai girdi, gal mes negerai padarėm, kad sustojom, gal reikia važiuoti, ką? Po biškį. Su pavarantu gali stabdytis? Tai geriau aušinsis. Tu jaučiu reikia važiuoti, geriau bus. Antrą pavarą, šiandien ir važiuoti. Jo, važiuojam aušinsis, nes dabar dar labiau degčia. Nu jo, žinau, gal geriau būtų judėti. Važiuokit, nusileisim, sustosit. Varykit jūs, kol mes pajudėsim. Nu va, pirmą dieną kaip ir be kelės prasidėjo. Važiuojam jau Bosnijos ir Hercegovinos. Bosnijos ir Hercegovinos, tik važiuojam Bosnijai. Važiuosim dabar į Juodkalniją. Viškai Hebra dar pasitikrina. Kaip suprantu. Vietų žada, tai... Ne, čia. Va. Dabar nusikinė apie galėjimą. Tik tai to ten trūks Lietuvoje. Kalniuką. Beveik 2 kilometrų. Jo, aukščiau. Na, tai be galo gražu. Aš jums pakviesiu kitą kartą į Kalnų dviračių žygį. Bet elektrinių pažadėk, neturi. Filmus saugink pirmą. Dėsnė. Kad yra jau. Čia iš tos kategorijos, kur rodė, kuris ten man tiktų. Tas mums atpas filmus. Tai toks dar ant gravelio kažkurio. Va, turim jau ko nusivežti ant stogą. Hop, 3 dviračius ir pirmin. Parodysiu šiandien. Tai va, nes čia visiškai yra tokia trasa. Tobula. Čia giminti nereikia, čia tik ant kojelių stovėti ir žodžiu balansuoti. Kad nenubalansuotum iš šono. Klausytis paukštelių ir svirpliukų, nes variklis jos nedirba. Nu jo. Tai va, judam toliau, kol lietus neprasidėjo.
vairininkas šiandien visą dieną. Nu ką, ekipažas, stabdžiai nekaista. Ne, nekaista stabdžiai, va, privažiavom stotelę, žiūrim, kurį čia dabar maršrutą. Pas kurį kaimyną važiuotų. Pas kurį jo čia. Su laikais surašyta tiksliai viskas. It goes like this. It is what it is, what it is, what it is, what it is. It is what it is, what it is, what it is. Ką ekipažas, violetinių langų. Alų geriam. O, aš jums išsiėmiausi. Atsakingai. Viską žiūrim. Temperatūra didelė. Sakiau, vada 40. Kadangi orą va tokį turim. Va šitokį. Ir lengva sustojims, tai nusprendėm iškai pasiremontuoti kolas pasidaryti. Gaila vaizdo nėra, labai gaila. Bet nieko nepadarysi. Taip jau yra, va. Šitą gerai atradęs. Baigė sukanuotą dieną. Nepavyko mums šią naktį palapinėse praleisti. Važiuojam nakvynės ieškoti viešbučių kažkur. Nu va, antros dienos jau į pabaigą eina. Vėl atvažiavom jau Juodkalnijai. Sustojom viešbutį. Ten va didžiulis kanjonas. Tiltas biskeli matos. Bet dabar labai lyja, tai oras toks, tai nieko nematyt. Nu gal rytoj ryte geriau bus. Technika sustatyta pačioj mūsų. Tokį kambarėlį turim. Tvarkingą. Kambariokų miegosim dviese. Va. Dušas su tulku. Tai va tokie apartamentai. Visa hebra renkas. Visi renkas apačioj. Varau ir aš. Į bariuką. Toks viešbutėlis nedidelis. Čia pagrindė kalnų slidinėjimų kurortai, tai tų viešbutėlių keista, bet važiuoju tokiam nelabai gudriom apylinkėm, nu, kaip gamtiškai gražios, bet tokias nykės ir bumt viešbučiai kažkokie, dar kažkas, tai ten buvo bitutės kažkas augin. Tokie tvarkingi geri viešbutėliai.
Kas dar čia matyti? Teisingai per lauką reikia išeiti. Ten tokių namukų dar pritupdyta. Mažučių. Su kemperiai žmonės atvažiavę, matas, čia kai sezonas. Greičiau prisirenka daugiau tada. Kiek daug. Kokios salės didžiulės. Ir raideriai visi jau sėdi. Gurkšnoja visi. Bandysim kažką užsisakyti pavalgyti. O, jau yra. Girdai. Teisingas įrankis.